Šiandien man mintyse vis sukasi pakalbėti apie tai, kad kodėl žmonėm gimsta tam tikros idėjos ar ten projektėliai. Na, sakykime, kaip ir mano, bet visai nesenai paleistas intuityvus CEO, intuityvus vadovas. Tai iš tikrųjų tai visų pirma yra apie mane. Tai man tai yra tarsi tokia gairė, kur toliau judėti gyvenimo kely, profesiniam kely. Tai yra platforma, kur aš galėsiu perteikti tai, ką jau ir šiaip kaupiau savy, ir kur galėsiu dar naujai domėtis ir dalintis ir judėti tą kryptim su tokiu entuziazmu, su tokiu noru. Ir tai yra taip pat apie mano pačios augimą. Ir apie tai, kad tarsi ta, kaip žinote, skalė, kur nusistatai, kurioje vietoje tu jau esi. Ir praeitą metą mes su komanda buvom sugalvoję projektą, susiburti komandą ir pasivadinti Verslo kosmosas. Tai jau tada aš turėjau savo tokius tikslus, išsikėlus kartu su tuo projektu Verslo kosmosas, kad dar giliau veikti į mentorystės kelią, dar giliau savo bendravimo įgūdžius, savo komandos valdymo įgūdžius tobulinti, kalbėjimo įgūdžius tobulinti. Ir praėjo metai laiko ir aš vėl su nauja idėja. Tai naujų YouTube kanalų ir kur apjungiu dar daugiau savo senosios versijos ir su tokiu entuziazmu einu pasitik naujų žinių, naujų įgūdžių, kažko dar naujo savo ir kartu taip dalintis ir su jumis. Tai ir man tai tie projektėliai tarsi tokie gyvenimo etapai, kurie rodo man pačiai, kad aš irgi augu ir tarsi toj skaliai rodo, kur aš jau esu. Kur aš jau esu, kuriam etape link savo to didžiojo tikslo. Aš mėgstu vadinti link savo saulės. Tai man yra apie tai. Ir labai iš tikrųjų yra smagu dar ir tai, kad kai tu pasiskelbi apie save viešai, tai tada ir kiti sužino, ko gali tave kreiptis, kokių žinių tu savy galų gale turi, kuo tu domiesi. Nes labai smagus atvejis buvo tai, kad mano mama paskambino po dienos ir kartu su drauge ir sako, mes čia turim tokią dilemą, ar galim su tavim pasikalbėti, tavo patarimo paklausti. Ir man buvo taip gera ant širdies, iš tikrųjų taip miela. Ir realiai, jeigu aš nebūčiau to pasiskelbus drąsiai, nebūčiau pranešus apie save, jos ir nebūtų žinosios, jos ir galbūt ir net nebūtų kreipusios į mane. Tai vat tokie niuansai, galbūt šitą žinutę rasit ir savo kažką, tikiuosi, tai smagių idėjų ir lengvojo įgyvenimo ir aukim su to tokiu džiaugsmu ir lengvumu.